Dienos svečias. Ir su radio programoje prasideda laida Dienos svečias. Na, o šiandieną laidoje mes kalbėsime apie tuberkuliozę. Viską sužinosime apie šią ligą, kaip ją atpažinti, kaip jį gydoma, kokios profilaktinės priemonės ir išsamiau apie visą tai papasako šiandien studijoje viešinti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Edvinas Pečiukėnas, su kuriuo ir sveikinuosi. Sveiki. Labadiena, Lina. Na, gal pradėkime nuo šios ligos atpažinimo, kas tai apskritai yra tuberkuliozė. Taip, tuberkuliozė yra infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikrobakterijos. Tuberkuliozė plinta oro lašeliniu būdu, tai reiškia, jog pagrindinis infekcijos šaltinis yra žmogus, sergantis atvira tuberkuliozės forma. Ir būtent tai, ką jis iškosti, ką jis kvėpuoja, ką jis čiaudi, visas tas bakterijas iš savo burnos jisai paskleidžia į aplinką. Ir paprasti žmonės, kurie, tarkim, dirba su juo, leidžia laiką kartu, įkvėpdami per nosį ir burną būtent tas mikrobakterijas, tokiu būdu gali ir apsikrėsti tuberkuliozę. Žodžiu, apsikrėsti labai lengva, ar ne? Tikrai taip, bet tai dar nereiškia, kad tie žmonės, tarkim, ar ne, kurie turėjo kontaktą su atvira tuberkuliozė sergančiu žmogumi, jie ir patampa tokie lygiai taip pat sergantis tuberkuliozę žmonės. Ne. Kodėl? Pirmiausia, tokie žmonės, kaip sakant, lygiai tokie pat patampa sergantys atvira tuberkuliozė, jeigu tų pačių žmonių imunitetas yra labai silpnas. Jeigu jie, tarkim, piknaudžiauja alkoholiniais gėrimais ir rūkalais. Tikimybė yra greičiau. Taip, narkotinės medžiagos ar ne, nesveika mityba, mažas fizinis aktyvumas. Tiesiog, jeigu mes sąmoningai žudome ir naikiname savo imunitetą ir gynybinę sistemą, tai, tarkim, ta mieganti bakterija, jeigu mes ją turime pas save organizme, jinai gali greitai pabusti ir mes galime patapti aktyviais tos tuberkuliozės bakterijos platintojais kitiems žmonėms. Na, ir čia kalbant būtų galima pasakyti, kaip ir apie kiekvieną ligą, ar ne, nusilpus imunitetui, greičiau ją susirgama arba užsikrečiama. Tikrai taip, nes tas pirminis kontaktas, ar ne, nes dauguma žmonių galvoja, jeigu aš tik tai buvau kontaktas į kontaktą tą dieną, tą minutę su tuo žmogum, galbūt aš jau esu sergantis. Iš tikrųjų nereikėtų taip galvoti, nes su tokiu sergančium žmogumi aplinkoje reikėtų praleisti kur kas ilgesnį laiką, tai tikrai nėra momentinis vieno karto susitikimas. Tuberkuliozės bakterijos dažniausiai jos laikosi ore iki 2 valandų, po to jos pradeda žūti. Pagrindinis dar dalykas yra toks, kad į ką reikėtų kreipti dėmesį, kad silpniausi, labiausiai pažeidžiami gali būti kūdikiai, naujagimiai ir vaikai iki 5 metų, nes jų imunitetas ir atsparumas būtent tuberkuliozės bakterijom dar nėra susiformavęs, bei taip pat vyresnio amžiaus žmonės, kurių 65 ir vyresnio amžiaus žmonės, nes jų imunitetas natūraliai jis yra silpnėjantis, ar ne, palei visas sistemas. Kita vertus, turbūt nereikėtų įsivaizduoti, kad kiekvienas kosintis žmogus jau serga tuberkuliozę. Ne, tikrai ne, bet natūralu, jeigu taip jau galėtume pradėti eiti arčiau statistikos, ar ne, kad didžiausias užkrečiamųjų tų ligų nustatymas ir yra būtent, kad tai yra darbingo amžiaus žmonės, kurie nedirba, ar ne, tai yra bedarbiai, arba tai yra socialinės rizikos žmonės, na, tai natūralu, tai vėlgi, jeigu grįžtant metais laiku atgal, tai anksčiau tuberkuliozė turėjo kitą pavadinimą, jinai turėjo džiova dažniausiai vadinama toje vietoje, bet pasikeitė tik tai pavadinimas, bet pats ligos principas, jo plitimo būdą ir išliko viskas tas pats toje vietoje. Na, o sakykite, Edvinai, ar yra kažkoks skirtumas tarp užsikrėtusio tuberkuliozę ir sergančio atvira plaučių tuberkuliozę? Taip, tai kaip ir kalbėjom, ar ne, įvardinkime tą tuberkuliozės formą, kur žmogus yra apsikrėtęs, ar ne, bet jis, tarkim, nėra tos ligos platintojas, ar ne. Tai kitaip žodžiais, tai yra latentinė tuberkuliozė vadinama, tai galbūt žmogus jisai turi savyje tų bakterijų, bet jis nėra platintojas, jisai ar kalbėdamas, kosydamas arba čiaudėdamas iš savęs jų neišskiria ir tokiu būdu jisai nekrečia kitų žmonių toj vietoj, jis nejaučia nei vieno įprasto simptomo, galbūt kas yra būdinga įprastai, bet atvirai tuberkuliozei. Kita kategorija tų žmonių, kurie jau serga atvira tuberkuliozė, būtent ar ne, tai ten ir pasireiškia tie pirmieji pagrindiniai simptomai, tai yra sausas kosulys, kuris trunka ilgiau nei 3 savaitės, ko pasekoje sausas kosulys būna su skrepliais, ar ne, ir skreplius keičia dažniausiai ir kraujas iškosėjimas toje vietoj, prakaitavimas naktį, staigus svorio kritimas, apetito praradimas, dirglumas toje vietoje, ar ne. Vienas iš tų pagrindinių tai jau yra sąlyga
kur būtinai jau turi atkreipti dėmesį ir tai yra, kad jau reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją. Aišku. Nu, o jeigu dar grįžtant šiek tiek prie statistikos, kokia ji būtų? Paimkime 2016 metus, ar ne? Per 2016 metus visos šalies mastu beveik 42 tūkstančiam mūsų šalies vaikų buvo atliktas tuberkulino testas, kurio būdu buvo bandoma nustatyti, ar vaikai būtent turi tą miegančią tuberkuliozės bakteriją savo organizme. Ir iš tų 42 tūkstančių vaikų 5 tūkstančiam buvo nustatyta, jog jie turi savyje. Iš tų 5 tūkstančių vaikų 3 vaikai sirgo atvira tuberkuliozė. Aišku. Na, o jeigu dar grįžtant, tarkim, į ankstesnius metus, galėtume palyginti, sergamumas tuberkuliozė didėja, mažėja ar stabilus daugmaž išlieka? Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti taip statistiškai, jis po truputį mažėja, bet vėlgi, jeigu mes pradėsime lyginti šios ligos mastą, tarkim, su vakarų Europos arba Skandinavijos šalimis, taip, mes dar, kaip sakant, esame lyderiai tarp sergamumo vietoje, bet sistemingai užkrėtimų ir sergamumo atveju po truputį yra mažėjimas. Na, o čia minėjote, ar būtų lyderiai, tarkime, esame, ar būtų galima kažkokias išvadas daryti, kokiose šalyse galbūt didesnis, mažesnis, kodėl didesnis, tarkim, sergamumas? Kadangi šita liga yra labiau susijusi būtent su aplinka, ar ne, mes kalbam ir apie darbą, apie pačią sveikatą, apie imunitetą, vėlgi tai priklauso nuo pačių žmonių, ar ne, ir kokioje aplinkoje jie gyvena, kaip jie prižiūri save, ar ne, kiek jie rūpinasi savo sveikata, nes taip, tai yra natūralu, tai yra liga, kuri daugiau ar mažiau yra siejama su socialinės atskirties arba socialinės rizikos veiksniais toj vietoj. Ir natūralu, jeigu tai yra žmogus bedarbis, jeigu jisai gyvena gatvėje ar ne, ir kuo daugiau tokių žmonių vienoje ar kitoje valstybėje, natūralu, kad tas ligos protrūkis jisai gali arba padidėti, arba išlikti tos pat, jeigu nebus imtasi tam tikrų tų prevencijos priemonių. Ačiū Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovui Edvinui Pečiukėnui už pasakojimą būtent apie tuberkuliozę. Ši tema ir yra mūsų laidos dienos svečias. Dienos svečias. Toliau tęsiasi dienos svečio laida. Primenu, šiandieną mes kalbame apie tuberkuliozę, viską bandome įsiaiškinti apie šią ligą. Apie visą tai išsamiau mes bendraujame su Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovu Edvinu Pečiukėnu. Edvinai, sakykite, kaip atpažinti šią ligą ir galbūt nesupainioti su kitomis ligomis? Kol liga nėra išplitusi, tuberkuliozę galima įtarti, kai žmogų vargina skausmas krūtinėje. Skausmas krūtinėje gali būti, kad jisai gali plisti ir į pečių juostą, nuovargis ir prakaitavimas seka iš paskos, apetito stoka gali iš pat pradžių nepasireikšti, nes paskui, kai pradeda kristi svoris, jisai staigiai krenta. Iš pat pradžių vėlgi to galite nepastebėti, jeigu tiesiog nesate įpratę, jog kiekvieną dieną, tarkim, lipate svarstyklius, sekate savo svorį toj vietoj. Jeigu ženkliai nenukrenta. Taip, bet kosulys, toksai simptomas kaip kosulys, jisai atsiranda turbūt vienas pirmiausių, sausas kosulys. Tas kosulys yra lydimas skreplių, tik tai po to gali skreplius keisti skreplį kartu su kraujais toj vietoj. Jeigu karščiavimas, temperatūra dažniausiai jinai būna 37,5 laipsnio, taip maždaug, ir tik tai paskui jinai gali jau pradėti kilti, bet jeigu yra kosulys, sausas kosulys, kartu lydimas su krūtinės skausmu ir temperatūra apie 37,5, tai yra 3 pagrindiniai simptomai, kur tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Šitoje vietoje nereikėtų tempti laiko, tempti gumos ir reikėtų kreiptis ir arba atvykti pas savo šeimos gydytoją. Kokie tyrimai yra atliekami, kaip nustatoma ši liga? Paprasčiausias vienas iš pirmųjų tyrimų tai yra tuberkulino tyrimas, kurio galima paimti nuo odos, toliau yra kraujo tyrimas, skreplių ir seilių pasėlio tyrimai, krūtinės rentgenograma, galima taip pat esant įtarimui arba jau pasitvirtinus būtent atlikus tuos pirmiausius tyrimus galima atlikti ir krūtinės tomografiją, taip kad tikrai yra nemažai tų tyrimų, kad nustatyti, ar tai yra vis dėlto jau atvira forma, ar tai pirminė forma, toje vietoje mes turime visas galimybės. Aišku. Na ir ką dar svarbu žinoti apie tuberkuliozę? Kad jeigu jau, kaip sakant, gydytojas informuoja žmogų, jog jam yra
tuberkuliozę, jis serga tuberkuliozę, ypatingai jeigu jis serga atvira forma, tai gydymas turėtų būti pradedamas tuoj pat, o ne po savaitės ar dar, nes turėtų būti sudaromas gydymo planas. Pats gydymo planas ir procesas jisai gali būti individualus, vėlgi, kas tai per žmogus, kiek laiko jis jau, tarkim, nešiojasi su savim šitą bakteriją, ar jam jau reikalingas ir gydymas su priežiūra stacionare, kaip aš vadinu, ligoninėje ar ne, nes mes kalbame apie kiekvieną dieną sistemingai žmogus turės išgerti jiems skirtus vaistus ir galbūt po tam tikro laiko, ar ne, tarkim po kokių 2 mėnesių, žmogus gali būti išrašomas iš ligoninės ir tą gydymą tęsti namuose, bet toks dalykas yra rekomenduojamas, jeigu, kaip sakant, jau gydytojai ir personalas, jie pasitikė, kad tas žmogus suprato, ką jam reikės daryti, kaip tą reikės daryti vietoje. Nes griežtas gydymas yra, ar ne? Tikrai labai griežta gydymo kontrolė ir pats gydymo procesas. Čia mes kalbame apie gydymą, kaip yra išgydoma tuberkuliozė, tad neverta net klausti, ar ši liga pagydoma. Taip, tikrai taip. Tai ši liga yra pagydoma, bet... Ar yra buvę mirties atveju? Yra, žinoma. Bet tai jau, kaip sakant, paimkim bet kokį virusą, kuris, tarkim, jau antiek sužaloja organizmą, ar ne, ir, kaip aš sakau, tai yra uždelsto veikimo bombos, kai patys žmonės, žinodami, sąmoningai to nedaro, nesikreipia į medikus, neklauso arba sugalvoja, kad jie yra gudresni už gydytojus ir jas, tarkim, medikamentus skirtus vartoti palei nustatytą grafiką, tarkim, piknaudžiauja, praleidžia dieną ar kitą, tai yra griežtai draudžiama. Tai aš sakau, tikrai noriu ir paraginti, ir kad žinotų žmonės, nes vėlgi toks gydymas ir šiaip gydymas, atviros tuberkuliozės gydymas, jisai trunka iki 6 mėnesių. Tai įsivaizduoju, kiek reikia kantrybės tam žmogui, ar ne, kiekvieną dieną laikytis tam tikro ciklo. Ir gink Dieve, jeigu jisai, tarkim, nusižengia tom taisyklėm ir liga komplikuojasi, mes grįžtam vėl prie to pačio, nuo ko pradėjom, ir gydymas, jisai jau vėl nuo nulio gali užtrukti nebe 6 mėnesius, o iki 2 metų. Na, žodžiu, kantrybės reikia tiek pacientui, tiek jį gydančiam gydytojui. Ir žinoma, šeimos nariams visiems aplinkiniams turbūt. Nes turbūt dažniausiai, jeigu paklaustų tokį klausimą, ko galima tikėtis ar ne, kam reikia nusiteikti, tai reikės kantrybės. Pirmiausia, reikės kantrybės, nes gydymas yra vaistais, vaistai yra antibiotikai ir vėlgi, tai yra sistemingas kiekvieną dieną gydytojo paruoštas planas būtent pacientui. Na, o gydymo metu ar po jo, tarkim, ar reikia vartoti kokius vitaminus ar papildus? Pats gydymo procesas jau kartu su gydymo procesu jau yra neįpareigojama, bet rekomenduojama pacientui vėlgi kiek įmanoma atsisakyti žalingų įpročių, nes tai tikrai neprideda prie greitesnio pasveikimo. Aš kalbu apie alkoholio vartojimą, tabako gaminių vartojimą, nebekalbu apie narkotinių medžiagų vartojimą tai vietoje, nes vis tiek pacientas jau yra sekamas, jam nuolatos ir sistemingai yra atliekami tyrimai. Beje, Edvinai, prieš tai minėjote, jog liga gydoma antibiotikais, ar ne? Taip, o kaip žinia, antibiotikai kita vertus alina organizmą. Tikrai taip, nes, vėlgi sakau, ar ne, jeigu tai yra bakterija, ar ne, susirgymas tai vietoje, tai yra vienintelis būdas, nes jeigu žmonės iškrenta iš gydymo plano, kaip ir žinom, kiekvienais metais bakterijos įgauna visą laiką vis kitokią formą, vis kitokį pavydalą ir antibiotikai, vaistai nėra sukuriami taip greitai, ar ne, kaip mutuoja, tarkim, ta pati bakterija tai vietoj. Tai vėlgi, jeigu mes grįžtam prie gydymo proceso, kai žmogus jau vėl pradeda sirgti atvirą plaučių tuberkuliozę, mes kalbam jau ne apie 1 tabletės gerimą, o apie 2 arba 3 tablečių išgerimą tą pačią dieną ir prailgintą patį gydymo laikotarpį. Na ir kaip turėtų elgtis sergantysis, norint apsaugoti sveikuosius, kad kiti neužsikrėstų šią ligą? Kadangi, jeigu jau yra žmogus, tarkim, pagulytas ligoninės stacionare, ar ne, tai jo artimieji gali ateiti jį lankyti, ar ne, nerekomenduojama vesti vaikų, bet sergantysis arba žmogus, kuris yra ligoninė, jis jau turėtų dėvėti kaukę, apsauginę kaukę,
palaikyti atstumą nuo jį lankančių žmonių arba apskritai, jeigu jis jau yra kažkur viešumoje ir jis yra tik tais pačio gydymo proceso pradžioje toje vietoje, tai jis vienareikšmiškai turėtų dėvėti kaukę. Jeigu jis nori čiaudyti, jeigu nori kosėti, jis tai visą laiką su savim turi turėti vienkartinės servetėlės, arba jeigu jau neturi servetėlės ar nosinaitės, norėdamas nusičiaudyti, jis tai turėtų daryti į alkūnę. Ne į plaštaką, ne į delną, bet bent jau į alkūnę turėtų, nes vėlgi mes savo ranką čiupinėjom daiktus, atidarom duris, lipam laikydamėsi už turėklus. Žodžiu, nėra saugu. Taip, nes tos bakterijos jos toliau gali plisti, ar ne? Ir vėlgi, iščiaudimą, jeigu žmogus čiaudi, jeigu žmogus, kuris atsargia atvirą tuberkuliozės formą, čiaudydamas, jo bakterijos iš jo burnos išskrenda beveik 170 km/h greičiu. Atstumas nuo sergančio žmogaus, kurios jisai iškosė arba iščiaudė, gali būti net iki 4 metrų, ar ne, tai įsivaizduokit 4 metrų diapazono aplinkui tą žmogų, ar ne, į kurią pusę jis buvo pasisukęs, arba galbūt iš tos pusės buvo kažkoks tai skersvėjis, ar ne, tai tas bakterijos galėjo įkvėpti per nosį arba per burną šalia esantis kiti žmonės. Čia vėlgi padėkosiu mūsų pašnekovui už pokalbį, keliamės į trumpą muzikinę pertraukėlę. Dienos svečias. Dienos svečio laidoje grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie tuberkuliozę, apie visą tai išsamiau mums pasakoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Edvinas Pečiukėnas. Na ir dabar reikia išsiaiškinti, kaip gydoma ši liga. Mes apie tai truputį jau užsiėmėme ir kalbėjome antroje dalyje laidos, tai pagrindinis gydymas yra sudarytas iš medikamentinio vaistų gydymo, antibiotikų gydymo, kuris yra pagrįstas būtent gydytojo planu. Pats gydymas, ar ne, jisai, kaip ir minėjau, jisai gali būti individualus iš namų, arba jau galimas toks variantas namuose. Ambulatorinis arba stacionarus, bet vėlgi jau reikia atsižvelgti tada į pačio to žmogaus ligonę, tarkim, tą atviros tuberkuliozės būklę toje vietoje, nes, tarkim, kai kurie pacientai yra skatinami, kad jie atvyktų į gydymo įstaigą, tarkim, išgerti vaistų jiem nustatytų laiku, jiems yra kompensuojamos transporto išlaidos, jiem yra, tarkim, maisto paketai duodami arba higieninės priemonės duodamos papildomos, nes... Maisto paketai minėjote, ar specialus kažkoks tai yra maistas dieta? Ne, mes kalbam apie įprastą subalansuotą maistą, kurį daugiau ar mažiau žmogus turėtų valgyti kiekvieną dieną. Ar sergantis ar nesergantis? Taip, tikrai taip. Laikas, apie kurį mes kalbėjom, gydymo trukmė, kuri trunka, iš ties gan ilgas, ar ne? 6 mėnesiai, ar ne? Tai įprastinė atviros tuberkuliozės gydymo laikas yra apie 6 mėnesiai, bet vėlgi, jeigu toje vietoje mes pradedam piknaudžiauti procesu, ne laiku ir ne vietoje gerti vaistus, tai vėlgi mes grįžtam prie to pačio, mes galime labai stipriai suerzinti savo imunitetą, kuris galbūt ir taip jau buvo tiek silpnas, kad ta liga jau išopėjo, ar ne, ir mes esam to užkrato nešiotojai aplinkui visiems kitiem, kad grįžus prie gydymo ciklo vėl nuo pradžių mes gydysime kur kas ilgiau ir maždaug apie 2 metus toje vietoje. Tai čia 6 mėnesiai pati minimaliausia. Taip, tikrai taip. Nu, sakykite, ar liga gali atsinaujinti ir ką daryti, kad taip neatsitiktų? Liga gali atsinaujinti tuo atveju, jeigu mes jau sąžiningai, pilnai užbaigėme gydymo procesą, po 3 mėnesių arba pusės metų mes apsilankėme pas šeimos gydytoją, ar ne, bet mes grįžtame vėl prie to pačio, kaip sakant, truktų už vadžių vėl iš pradžių, mes vėl pradedame piknaudžiauti alkoholiu, rūkalais, narkotinėm medžiagom, nesveikai maitintis, patirti daug streso, vėl mažai fiziškai būti aktyviais toje vietoje. Jeigu mes vėl imuniteto gynybinę sistemą nuleisime labai žemai, tai mes vėl grįšim prie to pačio, nes daugiau ir mažiau būna, kad tuberkuliozės tos bakterijos pa žmogų užsilieka ir nėra taip 100%, kad per gydymo procesą jos pasišalina iš organizmo tai vietoj. Žodžiu, gali būti, kad ši liga kažkiek daugiau, mažiau, ne tai, kad kamuotų, bet gali apie save priminti visą likusį gyvenimą. Tai priklausys nuo... Nes mes kaip ir kalbėjom, ar ne, jeigu žmogui yra nustatyta latentinė, ta tokia miegančioji tuberkuliozės forma, jis nėra vaikščianti bacilą ir užkrėtinėja kitus, bet vėlgi, jeigu jisai pradeda piknaudžiauti alkoholiu, rūkalais, narkotinėm medžiagom, jeigu jisai šalia to turi ir serga lytiniu keliu plintančiom ligom, tai yra kokteilis, tuberkuliozė ir lytiniu keliu plintančios ligos, kurios dar labiau paskatina ir suaktyvina aktyvios tuberkuliozės protrūkį toje vietoje.
Na, o kalbant apie pilnavertį gyvenimą po to, ar pacientas gali pilnai juo džiaugtis, grįžti į pilnavertį gyvenimą, ar kažkokios dar pasiekmes lieka? Ar... Tikrai taip. Kalbant apie grįžimą, integravimas į darbo rinką, į aplinką, į socializaciją, žmogui, kuris jau ir jam nustačius, padarius papildomus tyrimus po gydymo proceso, jeigu nieko, kaip sakant, neberodo, tyrimai yra normalūs, jisai puikiai gali integruotis į visą darbo ir laisvalaikio ir socializacijos tą procesą, tik tai tą reikėtų daryti, kaip sakant, palaipsniui. Vėlgi, jeigu mes norime grįžti į sportuoti arba būti fiziškai aktyvus, tai mes tą turėtumėm daryti palaipsniui. Tai nereikėtų pulti, tarkim, į baseiną ir plaukti be sustojimo toje vietoje. Tai daryti natūraliai, palaipsniui, po truputį. Na, kita vertus, mes šnekame apie gydymą pusės metų. Ar tą pusės metų žmogus gali darbuotis, kad ir nepilnu krūviu, ar palaipsniui, ar sportuoti, ar visą kitą, nes pusę metų tai netrumpa pertrauka. Tikrai taip, kadangi gydytojas gali skirti iki 182 dienų ilgiausią laiko tarpą kaip nedarbingumą, ar ne, po to visą laiką yra sudaroma gydytojo komisija, kuri vertina paciento būklę ir galimas variantas, kad jeigu jau tarkim, sąžiningai laikantis gydymo ciklo žmogus vartoja vaistus ir jau jo tyrimai laipsniškai gerėja, ar ne, jau nebėra grėsmės, kad jisai gali užkrėsti kitus aplinkinius žmonės, jam gali, tarkim, būti stabdomas biuletenis, jisai gali grįžti į darbo aplinką, bet kartu šalia to dar vartoti medikamentus, arba gali nedarbingumas būtent to gydytojų komisijos sprendimų pratęstas. Kas yra trečias variantas galimas, kad vėlgi žmogus gali būti siunčiamas į nedarbingumo ir neįgalumo tarnybą, kur jau, tarkim, jam bus galbūt nustatoma tam tikra procentas, kiek jis yra darbingas ar nedarbingas, atsižvelgiant būtent į tuberkuliozės tą susirgymą. Ir tokiu atveju, manau, taip pat yra. Taip, tik taip. Ką dar galbūt, Edvinai, norėtumėte pridurti apie šią ligą? Ką norėčiau pasakyti pabaigai, tai vėlgi, ar ne, kad būtina, aktualu ir svarbu laikytis higieninių įpročių, ar ne, plautis rankas, vėdinti namus, jeigu, tarkim, yra, žinote, įtarėte, ar ne, kad žmogus, tarkim, serga arba galbūt gali sirgti tuberkuliozę, ar ne, ar tai būtų atvira, ar tai latentinė, ta miegančioji, paskatinti tą žmogų, palydėti tą žmogų kartu pas gydytoją, kad, tarkim, pasidaryti bent jau pirmosius tos tyrimus ir iš jų spręsti, ar tai yra rimta, ar viskas yra tvarkoje toje vietoje. Jeigu yra rimta, vėlgi, tada reikia su gydytoju sėsti, sudaryti patį gydymo planą, ar ne, ar pacientas bus gydymas gydymo įstaiga, ar jisai bus namuose. Jeigu jisai bus gydymas, turės galimybę gydytis namuose, vėlgi namuose turi būti atskira patalpa, kambarys, turi būti kas 2 valandas vėdinama ta patalpa, ar ne, ar jis vaistus gers namuose, ar jisai turės vaistus atvykti išgerti į gydymo įstaigą po priežiūrą toje vietoje, ar ne, kaukė apsauginė, vienkartinės servetėlės, sąmoningai nebūti aplinkui tų žmonių ir neskleisti bacilų žmonėm, kurie įtaria arba mato, girdi aplinkui čiaudė žmonės, ar ne, tai vėlgi, nebūti abejingais ir vėlgi, sakau, atkreipti dėmesį, pasakyti, gal tu žmogau pagalvok apie tai, ką tu darai, ar ne, tu vietoj, jeigu mes turim gripo sezonus ir žmonės sąmoningai eina, verčiasi per galvą ir taip užkrečinėja kitus, tai čia lygiai tas pats principas, ten žaloju save ir žaloju aplinkui kitus, apie tai net nesusimastydamas. Na ir kita vertus, tyrimai atliekami, manau, nemokamai. Tikrai taip, tai jeigu tai yra Lietuvos pilietis, jeigu tai yra užsienio pilietis, kuris turi visus teisinius dokumentus, kuris gali dirbti ir gyventi Lietuvoje, galiojančios Lietuvos Respublikos įstatymus, tuberkuliozės gydymas yra nemokamas. Plius, kaip ir kalbėjau, ar ne, tai yra ir motyvacija, ir transporto kuro, tarkim, kompensacija žmonėm, kurie neturi arba neturi galimybės kaip atvykti, ar ne, ir higieninių priemonių išdavimas, ar ne, ir gydymas tai pačioj gydymo įstaigai, tu esi ir pavalgydinamas, ir tu gali išsimiegoti, ir aplinkui tave yra gydytojai ir gydytojų personalas visas aplinkui kartu, kuris nori tau padėti ir tokiu būdu, tokiom prevenciniam priemonėm mažinti sergamumą, kad tiek tas žmogus pasveiktų ir kad jis nebūtų tiksinti aplinkui bombą kitiem. Na ir pabaigoje, Edvinai, jūsų palinkėjimas visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi. Išlikite sveiki, išlikite aktyvūs, būkite draugiški, spalvoti, gražų, švieskite, žydėkite, sveikai maitinkitės ir neleiskite savo imunitetui nusilpti.
Ačiū mūsų pašnekovui Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovui Edvinui Pečiukėnui už išsamų pokalbį. Šios dienos tema - tuberkuliozė. Likite sveiki ir rūpinkitės savimi ir aplinkiniais. Ačiū. Ačiū Jums. Iki. Iki.